Tai ką, sveikos dar kartelį moterys. Tai šiandieną mes su Asta pravesime šitą susitikimą kartu. Ir idėja gimė Asta, ne, mudviem abiem pagrindė, tai yra dėl to, kad mes šią savaitę turėjom fantastinį webinarą nuo Koralinio klubo, vienos iš lyderių, kuri yra, šiaip jinai baigusi mediciną, ji turi kosmetologės, dermovenerologės išsilavinimą, 15 metų dirba kosmetologė, dirba su injekcijomis. Be galo graži moteris ir jinai tiesiog mums perdavė tą, aš sakyčiau, ne tai, kad informaciją, bet tą tokią meilę, susižavėjimą šitom kaukėm. Ir jinai jas taip perdavė, kad aš rašau Astis Guastą, nežinau kaip tu, bet aš noriu tai, ką jinai ten papasakojo, pabandyti ant savo veido. Nes mes tas kaukės bandę, moterys, va jos pas mane dabar visos trys yra. Mes jas esam bandę, bet pagal tą principą, kokį papasakojo jinai, kaip jinai perdavė tą žinutę, Vasta irgi turi. Niekada nebandėm. Tai žinokit, mes būsim tokios pačios nulinokės, kaip ir jūs, kurios prisijungsit kartu. Nes, žodžiu, tokio ciklo, kaip jinai ten pasakojo, mes nedarim. Tai va, ir idėja yra kame? Kad iš tikrųjų turėti tuos prieš ir po rezultatus. Aš tikrai fotografuosiu savo veidą be jokių filtrų, be nieko prieš ir fotografuosiu savo veidą po 7 dienų po. Ir tikrai tai rodysiu, kaip tai atrodo, nes man pačiai be galo įdomu, ar bus ant mano veido tai -10 metų per 7 dienas, ką aš taip viešai deklaravau, žodžiu, savo socialiniuose tinkluose. Asta, pasakyk, dėl ko tu, vat, kas tau buvo tas įkvėpimas, dėl ko tu pajautai, kad, o tai faina dalintis ir žiūrėk, dar kiek savo moterų pasikvietė šiandien pas mus. Na, pirmiausia, iš visų savo senų veiklų aš žinau, kad moteriams niekada nelieka laiko kaukiam savo mylimai. Ir idealus sprendimas organizuoti vakarėlį, tada visos su malonumu jungiasi ir iš savo vonios darosi spa. O kai paklausiau Galinos, tai iš tikrųjų aš užtikrintai visom ir dabar visur, kur su kuo kalbuosi arba reklamuoju, tai kaip sakau, jauna, graži ir be botokso. Ir su šitom kaukim realiai iš tikrųjų galima tai turėti. O dar pabandžius, aš ir tikrai nesu bandžius, ta prasme, 7 dienų iš eilės. Tai nežinau, mergaitė, žinot, ką reikia padaryti. Nuotraukos tai nuotraukos, jos viena rodys. Varyti kokį nors vyrą išsiųsti pirmiausia reikėtų, tada po 7 dienų susigražinti. Tai žiūrės ir nesupras, iš kur ta jauna graži moteris. Antras momentas, po tų 7 dienų varyti į klasės susitikimą, kuriame nebuvo 10 metų. Visom klasiokiam seilės nutys iki žemės. Čia 100%. Arba susitikti su kokia nors drauge, kurią labai senai matėt, ir va po savaitės pasikviesti kavos. Tai jums kalbėti ir galit nieko nekalbėti, ta prasme, apie kur jūs buvote ir ką jūs darėt. Nes draugė neiškenties ir jeigu pradžioj dar nieko nesakys, bet jau pabaigo, nemanu pasakyk, ką tu čia pasidarai savo veidu, kiek prisileidai. Bus pirmas klausimas turbūt. Asta, žinai, kaip aš dabar galvoju, kad man toks jausmas, kad mes dabar atidarome kaukių bum judėjimą. Oi, mes, žinok, paleidžiam jaunystės džiną. Iš tos, nežinau kur, čia iš tų dėžučių. Žodžiu, tai mergaitės planas šiandien toks. Dabar biščiuką bus informacijos apie kaukės, kad ne tik tai čia mūsų to žavesys, bet jūs ir suprastumėt. Aš specialiai padariau konspektą tos Galinos Don vardu, taip kaip jinai pasakojo apie kaukės, kad galima būtų jums perduoti jos žodžiais, kas tai yra, nu, būtent to profesionalo žmogaus žodžiais. Tai paskirsim tam laiko. Paskui, kas turim kaukės, mes tikrai jas užsidėsim, reiškia, jūs pamatysit tą visą procesą. Va, ir paskui dar galima bus pasikalbėti, būtinai, aišku, pasikalbėsim apie tai, kiek tai kainuoja ir kaip tai įsigyti ir kaip prisijungti prie tų mūsų 7 vakarų ritualams. Va, ir kad jūs galite dar ir tų draugų pasikviesti, jeigu norim tą judėjimą padaryti, ar ne, žinot, kaip čia tas judėjimas, eisim Laisvės alėja, bum, kaukės, bum, kaukės, bum, kaukės. Tai man, Asta, aš pradėsiu skaityti. Žodžiu, taip, tiesiog, dabar noriu perduoti tos žodžius. Jis sako, kai pirmą kartą išgirdau apie šias kaukės, atvirai pasakius, buvau skeptiška. Nes jis dirba su profesionaliom priemonėm. Sako, na rimtai, ką dar galima įdėti į kaukę, kad ji nustebintų. Rinkoje tų kaukių, kurios dedasi ant veido, milijonas.
Va, bet kai pamačiau sudėtį, struktūrą, rezultatus, supratau, kad tai yra kitokio lygio produktas. Ir yra du dalykai, ką daro šitos kaukės. Tai pirmas dalykas tai yra bioceliuliozė, tai yra tarsi antra oda. Ir tai yra ne šiaip audinys, tai yra gyvas fermentuotų kokoso sulčių pagrindų sukurtas sluoksnis, kuris tobulai priglunda prie veido, jūs tą pamatysit šiandien. Va, ir kai užsidedi kaukę, ji tarsi susilieja su oda. Tai būna toks jausmas, nes ją kai nusiminėjai, tai atrodo, kad net, nu, taip švelniai kaip kokią odą, nu, kur, žinot, kaip būna saulės nudegimas būna ir tu taip lupi odą, taip smagiai, nu, aš mėgdavau vyrui nuo nugaros taip lupti. Tai va toks jausmas, kad tą taip čiukšti ir taip, nu, taip ją nusiminėjai, smagiai, bet neskauda, žinokit. Tai va, ir jinai tarsi susilieja ir leidžia viskam, kas, va, tiem serumai, kurie, pavyzdžiui, jeigu būna tas sintetinis pluoštas, tai kai išsivi tą va, kaukę, tai tas serumas plaukioja, nu, tam maišelėje. O čia pati ta medžiaga būna jau tiek įsigėrusi to serumo, kad praktiškai pakuotėje serumo nebelieka. Tai va, tai yra ta biologiškai aktyvi medžiaga. Ir jinai turi patys iš savo sudėties tą tokį raminantį, gydantį poveikį. Ir antras dalykas tai yra ta liposominė technologija. Tai čia yra tas momentas, kas, žodžiu, kad yra tokie burbuliukai ir į tuos burbuliukus yra patalpinamos veiklios medžiagos, tokios kaip mikrokapsulės ir dėl to jos lengviau praeina į tuos sluoksnius, į kuriuos reikia ir tas poveikis maitinamasis yra kitas. Tai vat, galima taip, jinai sakė, tai reiškia, kad kai liposoma atsiduria ant odos, jis susišneka su ląstele ir leidžia veiklę medžiagą tiesiai į vidų. Tai va tas injekcijos efektas be adatos. Asta, gal tu norėtum perimti žodį ir papasakoti apie Skin Harmony, tą kaukę? Jo, kas įdomiausia, iš tikrųjų, kaip ir pati Galina pasakė, ar ne, kad būtent Skin Harmony tai yra pati pirmoji va, tokia violetinė kaukė. Ir pagal, aš irgi galvoju, kai aš pradėjau šitas kaukės bandytis, jinai pas mane buvo sąrašo gale. Visiškai jinai buvo Būtent. sąrašo gale. Ir kai jinai paaiškino, ką daro šitą kaukę, tai aš labai aiškiai supratau, kodėl jinai numeris vienas ir apskritai numeris vienas kiekvienai moteriai be išimties. Ypatingai toms moteriams, kurios turi paraudimus, turi pašerpetojančią odą, turi pavargusią odą, kuri į kažką reaguoja. Visokiausių priežasčių gali būti. Tai yra pirmoji kaukė, kuri iš tikrųjų, kada reikia nuraminti, greitai atstatyti, nuimti bet kokį sudirgimą. Kas mane dažnai labai netgi nustebino, bet gerąją prasme, kad Galina, jinai apskritai dirbanti, jinai praktikuojanti medikė, ar ne, dirbanti su injekcijomis profesionaliai. Ir kiekviena jos procedūra, nesvarbu tai būtų injekcija ar atlikta ant veido, tiesiog, na, kokie ten leidžiamos, neleidžiamos, įprastai po tokių procedūrų pas ją moteris likdavo po to atsigerti arbatos arba kavos, kad ypatingai jeigu leidimas koks yra, kad tas biški toks, nu, liktai biški veido paraudimas, paburkimas, jisai tiesiog nueitų. Ir jinai turėdavo pabūti pusę valandos. Dabar visom užbaigė, klausykit, savo profesionalias procedūras būtent su šitom kaukėm. Skin Harmony per 15 minučių, kol jos išgeria arbatą arba kavą ir kaukę nuima, oda būna visiškai atsigavusi, nurimusi, susivienodinusi, nu nebent ten, kaip sako, ten injekcija, kur ten kokia ten mėlynė turi būti, ar dar kas nors, kur ten praeina, ar ne, bet faktas tame, kad su viskuo šitą kaukę susidurėjo, tai yra beje detoksas tame tarpe, taip pat detoksas yra veidui ir nuo jos viskas prasideda. Jo, ir vat, jeigu dar tas sudėti pasakyti jos truputėlį, tai yra metabiotikai. Jo sudėtyje yra metabiotikai ir tai yra, žinot, mes metabiotikus naudojam į žarnyną. Nu, tai yra kaip probiotikų ir prebiotikų kokteilis. Kitaip tariant, pavyzdžiui, metabiotikai, kai žmonė, nu, serga ir geria antibiotikus, tai metabiotikus gerti yra daug geriau negu tas probiotikus, kai sako, nusipirk gerasias bakterijas. Tai vad, ką turi koralas, tai yra metabiotikus į žarnyną, bet yra metabiotikai ant veido, kur gerosios bakterijos, kurios yra ant mūsų veido, kaip ta mikroflora odos, jinai minta tais metabiotikais ir dėl to atsiranda tas jos atsigavimas. Tai va ir uždegiminis procesas mažėja. Vat kažkas iš mūsų sakė, kad yra išbertas veidas, baisu dėti. Tai va čia yra metabiotikai, kurie mažina uždegiminį procesą. Tai va tas raminantis poveikis yra. Tai vat jinai pirmoji ir kai mes darysim tas procedūras, tai mes pirmiausiai nuo jos ir pradėsim ir ne vieną, o net kelias dienas.
Tai va, tai bus toks pirmasis žingsnis. Asta, keliaukim tada toliau prie drėkinamosios. Wow, bet dar kartą, kai išgirdau Galinos Don, dar kartą savo pasitvirtinau, kodėl jinai mano buvo top vienas kaukė. Po pirmo karto aš iš karto, kaip sakau, reitingus pasidariau savo, tik biškai supratau, kad ne visai teisingai, bet užtat dabar man aišku, kodėl po šitos kaukės aš iš karto wow rezultatą mačiau ant veido odos, nes pirmiausia, be abejonės, ta prasme sudėtis, ne šiaip savo Hydro Boost, stipriai drėkinanti, bet faktas tame, kad yra 3D. Tai yra labai daug hialurono. Ta prasme, visos sudėtis, tuoj Renata vėl viską papasakos, kas Jo, ten įeina. papasakok. Bet esmė tame, kad jeigu mes hialurono molekulę žinom, pavyzdžiui, pasiskaitinėtume ir visą kitą, jinai yra didelė. Ir jeigu jinai nepraeina tam tikros technologijos, ta prasme, jinai ir lieka ant veido odos. Prasme, jinai nepraeina niekur gilin. O tai, kad jinai lieka čia, mes nieko gero negaunam. Nes užduotis visų kaukių ne paviršių drėkinti, o tai, kas gali įsiskerpti gilin. Tai čia molekulė yra daug kartų mažesnė. Ir dar vienas labai svarbus momentas, dėl ko, prisiminsit, reikia gerti vandenį, ypatingai jeigu pradedat naudoti tokias kaukės, ar ne? Hialurono molekulė geba pritraukti labai labai daug drėgmės. Tai jeigu tą makro, ta prasme, kur neapdoroto, dažniausiai tai supermarketų kaukės, ta prasme, tokio veikimo yra, tai jos pritraukia tik 1000 kartų, berods taip, jeigu teisingai sakau, ar ne, Renata, mane jeigu kas patikslinsim, 1000 kartų, 1000, kaip ten tų molekulių, čia pas tave Vandens nėra molekulių. informacijos, ar ne? Vienu žodžiu, jo, 1000 vandens molekulių, tai šitoj kaukiai, ta prasme, kadangi yra ta maža molekulė hialurono, jinai pritraukia 5000 vandens molekulių. Ir kodėl mano pirminis įspūdis ir buvo po šitos kaukės, wow, toks jausmas, viso tokia oda pasidarė. O momentas buvo kodėl? Todėl, kad su metais, jau nuo 25 metų, mūsų organizmas nebegamina tiek nei kolageno, nei elastino, nei hialurono, ta prasme, organizme. Ir aišku, jeigu dar žalingų įpročių turim ir ten su kažko darom ne tai, ką reikia savo organizmui, tai pasiekmes dar stipriau matom ir mūsų ląstelės tampa šiek tiek į razinas panašios. Tai po šitos kaukės, kodėl tas įspūdis toks wow, todėl kad ląstelės tiek prisigeria, kad jos vėl biški į vynogę tampa panašios. Užtat yra toks po to, toks visas veidukas atrodo atsistatęs. Nu, labai faina kaukė. Tai va aš pridėsiu tada tai, ką pasakojo Galina, ką reiškia 3D hialuronų rūgštis. Būtent šitose kaukėse yra 3D hialuronų rūgštis, tai yra skirtingo dydžio molekulės, kurios veikia paviršių, gilumą ir vidutinius odos sluoksnius. Ir ta kiekviena molekulė pritraukia tuos iki 5000 vandens molekulių ir ląstelės pradeda pilnėti ir tas efektas iš tos razinkos į tą šviežią vynuogę. Ir ten yra ir pantenolis, ir alavijas, ir raminančios medžiagos ir padeda tai jautriai pažeistai odai atsistatinėti. Tai tokia ramybė. Žinot, aš kada ją išbandžiau, aš kai skrydžius turėjau ir grįžau po skrydžių namo ir užsidėjau šitą kaukę, aš net ėjau vyrui, sakiau, aš nesuprantu, aš jaučiu, kad mano oda tiesiog, tokia, kaip Asta sako, tokia, grinai gavo ekstra pagalba, žodžiu, atsigėrė, atsimaitino, žodžiu, ir aš ten visą tokia švytinti. Tai pagrindinis jos efektas toks, gerai atmaitinti, pripildyti, duoti tą iš razinkos, iš tos suvytusios, pavargusios odos. Kaip, man atrodo, su šita kaukė turbūt sakė, jeigu norim prieš kokį vakarėlį greitai atrodyti, tai šitą kaukę Taip, dėtis, taip, ne? taip, taip, taip. Jo, Kada reikia turbo atrodyti ir turit, pavyzdžiui, tik tai tas 15 minučių dar pasiruošime, tai šitą kaukę būtent eina pirmo numerio. Nubėgam prie trečios kaukės ir tada jau eisim dėtis. Oi, išmintingas kolagenas, klausykit, jaunos gražios minus. Kodėl ne 20, pavyzdžiui? Nu, man 50, aš noriu 35 gal atrodyti. Bet man patinka, kaip sakau, kuo daugiau metų pase, tuo mažiau veidrodyje su metais. Tai va, mergaitės, į tai mes ir einam, o kadangi technologijos gerėja, tai aš suprantu, kad visi šansai mums taip ir atrodyti. Nu čia tai žinokit tikrai bomba, ne šiaip sau, bet tikrai pagal tai, kas įeina į sudėtį, tai kažkas. Tripeptidinis kolagenas, ne šiaip kolagenas, tripeptidinis, 3 kartus mažesnė molekulė, o kolagenas tai žino, ta prasme, tas karkasas, ant kurio iš tikrųjų laikosi visą tą, ką mes matom iš išorės, ar ne, įeina argirelinas. Argirelinas yra priskiriamas botox-like grupiai, tai yra augalinis botoksas, netrofuoja raumens ir jeigu nenorit botokso procedūrų, tiesiog šitas kaukės galima dėti dažnai. Beje, kaip Galina ir sakė,
Tarp kitko, jinai davė patariną. Pusę metų dėkit kiekvieną dieną po kaukę, tai po pusės metų niekas jūsų net pažins, kaip atrodys oda. Nu, pradžiai pabandysim nuo 7 dienų. O po to turintis tas 3 dėžutės, dar 7 dienom jūs turėsite kaukių ir pratęsite. Ir tada pasižiūrėsit, koks rezultatas, nes aš net nebejoju, kad jisai bus. Plius įeina, nu, labai toks fainas ingredientas, hapapeptidas. Jau man labai patiko ta istorija apie nuodus ir apie aštunkojį beros, ar ne? Taip, taip, taip. Plauk ten Taivanio Iš krantuose kažkur Tailando, tai jis jo, yra. iš Tailando yra Tailandas. aštunkojis, jo, kuris labai Jo. nuodingas. Mhm. Ir jisai, tarkim, kai yra tie narai, nu, kurie ten su hidrokostiumais, tai esmė tame, kad kai būna jų ten dauginimosi metas ir jie iškyla į vandens paviršių, ten uždraudžia plaukioti, nes jų nuodai yra labai, nu, ta prasme, labai veiklus ir net per hidrokostiumą, ta prasme, nu, jie sugeba praeiti ir įsiskverbimas labai didžiulis ir ten akimirksniu nuodai skirstosi. Tai vad jie atkartojo tą poveikį sintetinę prasme, kad tas kaukės įsiskverbimas būtų į mūsų odą va tokiu principu. Tai va, Mhm. tai kaip sako, kad tai yra neinvazinė procedūra su liftingo efektu ir kad pakelti, sustankrinti, suformuoti kontūrą. Ir ką mes mielosios darysim? Mes ir darysim taip, kad imsim tas 7 dienas. Aš parašiau apytiksliai balandžio 4 dieną dėl to, kad visoms spėtų atvažiuoti, net jei užsakys paskutinę mėnesio dieną dar. Tai va tą balandžio 4 ir tada mes tiesiog va, turėsim 15 minučių ir ten 20 minučių tokį vakarinį skambutį, užsidėsim kaukės, gersim arbatėlę, paplepėsim, susipažinsim apie vaikus, bitės, koncepcijas, kas tik tai bus įdomu žodžiu ir turėsim va, tokius draugiškus vakarus. Kas žino, galbūt iš mūsų čia kokia nors gims, nežinau, ta judėjimo komanda ir tada eisim gyvai kur nors paskui švesti, draugauti, susipažinti ir ką nors veikti kartu. Tai va, tai Astulė, tu kažką nori pridėti dar, ar mes galim keliauti dabar prie kaukės ir paskui dar papasakosim apie kainas ir visus kitus dalykus. Tai manau, kad iš tikrųjų mes galim iš tikrųjų dėti kaukės ir gal kažkas dar kažkokio klausimo turės, tai procese Jo. vis tiek mes su kaukytėm Mhm. turėsim būti, moteris gali dėtis tokias, kokias turi kaukės, kad Mhm. visos O būtume jeigu turit, vienoj sinergijoje. teisingai, teisingai, jeigu turit kažkokias kaukės, taigi atsineškit, nesvarbu, kad ne šitos, dabar tiesiog, kad procedūrą galim pasidaryti. Ir Paprastos asta, tepamos gali būti, kokias taip, turit, tokias ir dėkitės. Aš tai šiandien va visa graži be makiažo, klausykit jo. mergaitės, kaip nuoga šiandien jaučiuosi, aš taip nepratus. Astulė, kadangi tu pas mus profesionalė su odom gerai, tai tu jau ir papasakosi viską apie tą kaukę, kaip ten ją dėtis, ką ten su ją daryti gerai, Pasipuošę. nes čia jau tavo yra sritis, tu čia pradirbus tiek metų su visais grožiais, tai pasako. Nu va, pasipuošiu aš biški. Jo, kad kaukę dėtumėmės, tai pas visas turėtų būti idealiai švari oda, su visai maksimaliai nuvalytų makiažo, kad po to viso gėrio mes nenuvalytume, o kadangi pas mus lakštinės kaukės, tai nieko nereikia nuplauti. Viskas bus tik tai dar papildomai įmasažuojama ir beje, kai mes dėsimės kaukės visų vakarėlių metu, tai tikrai, nu, ta prasme, ir apie paruošimą, ir po to biškį apie priežiūrą, tai tikrai turėsim kuo pasidalinti. Turimgi ir masažo specialistą, mes jau vakar tokį įžanginį pasidarėm vakarėlį su kaukė mergaitės, tai žinokit, ir masažą darėmės veidui, mus ten išmokino, kad limfa tekėtų taip, kaip turi būti. Jezu, kaip fainai. Nu, ar visos jau turit kaukės? Visos. Nu, tai tada kas turi tas plėšiamas plėšiam. Шитаем герел. Внутри выбора всегда, когда есть несколько, и нужно выбрать какую, вот, типа, Я какую. вчера делала детокс. Skin Harmony. Сегодня буду делать гидробуст. Да. Чтобы на пятницу была я вся такая, как эта вишенка. Nu ką, tai aš įsimu kaukę ir kas tada čia toliau? Taip, įsiemam kaukę ir iš tikrųjų, kadangi vis tik tai serumų yra pakankamai daug, tai trupučiuką galima vos, tai biškutuką nuspaudus. Ir gera žinia, kad čia iš tikrųjų va šitas mūsų visas audinys bioceliuliozinis yra dar į 2 apsauginės kaukytės įdėtas. Tai pirmą sluoksnį mes nusiemam apsauginį, tiesiog pasidedam. Beje, maža paslaptis, šitą šlapią kaukę galima uždėti vyrui.
Jis nesupyks, jis apsidžiaugs. Bet visą kitą gėrį mergaitės dedame sau, mylimai. Va šitaip. Ir tiesiog ją prisištampuojam. Pradžiai smarkiai gali dar čiučiut prisiklijuoti ir tada apsauginį viršutinį sluoksnį būtina nuimti. Tai tiesiog kas dedatės, prisispaudžiat, kad ta bioceliuliozė iš paskos neitų ir tada gražiai apsauginį sluoksnį nusienat. Atsimenu tą filmą, kuris vadinosi Kaukė. Atsimenu? Ja, čia dabar į Helovyną galima eiti. Nu, va, šitai man labai patinka šitas audinys, nes jisai, nu, taip gerai, taip smagiai. Beje, dar vienas momentas, pas ką, pavyzdžiui, nu, būna labai va čia va šokia prie nosytės. Mhm. Galima padaryti paprastą dalyką šitoj vietoj, tarp antakių, va šitoj vietoj, tiesiog prakirpti. Tada labai gerai tiesiog nugula visi kampučiai. Paki. Maišelį iš tikrųjų, kur liko serumo, tai galima, nors aišku, visa kaukė yra tikrai labai šlapia, visa esmė, kad ir liko ten to serumo, bet visa esmė būtent pats bioceliuliozinis audinys yra prigėręs labai daug ir jisai pats iš savęs turi savybę atiduoti veido odai. Vėsų iš tokią kaukę nereikia būti daugiau negu 15 minučių arba pusę valandos arba valandą laiko, tada biškai gali vykti trupučiuką atvirkštinė reakcija. Kaukė čiut gali pasimti į save atgal. Tai neusižaiskit, miegoti su ją nereikėtų eiti. Nes Tai po 2 fiksuoju laiką valandų dabar nusimsit. 20, Astulė fiksuoja laiką dabar 26 minutės. Tai va, 15 minučių, na aišku, 15-20 minučių, jinai, tarp kitko, labai geras, žinokit, pačiom mums yra signalas, dar atkreipti dėmesį, kuriuose vietose greičiausiai išdžius. Nes iš tikrųjų taip yra, kad skirtingose vietose, tai čia mums pačiom yra signalas. Aišku, mes kai jau darysim ciklą diena iš dienos, tai jau ten visos zonos bus prisigėrusios tiek, kiek reikia, bet įprastai būna vis tiek kažkuriuose vietose sausumas atsiranda greičiau, kitose ne. Beje, šitoj vietoj labai geras dalykas turėti, pavyzdžiui, masažinį šepetėlį, kas turite. Ar būna tas toks akmenukas ir su juo prasimasažuoti veidą. Visos masažinės linijos eina nuo centro link ausų, visur. Tai prasme, nuo nosies link ausų, bet irgi švelniai pagalvėlėm. Netgi tom pagalvėlėm tai biški, nu, daugiau įspaudus, ar ne? Ir tiesiog va tokį biškį, jeigu nieko neturite jokių šepetėlių, tokį masažiuką ir sudaryti. Tada nuo barzdos ir lygiai tas pats link ausų irgi. Ne? Kakta lygiai tas pats. Nuo centro eina link ausų. Beje, pas ką, pavyzdžiui, jeigu yra va ta susirūpinimo raukšlė, ar ne? Šitoj vietoj daugiau, va šitoj vietoj paspaudžiant tą vietelę. Ne grubiai, bet, nu, tokį, va, kad išjudinant. Tik tai žiūrėkit, kai spaudžiat ant kaukės, kad niekur nebūtų jokios raukšlės. Ir po to dar parodysiu vakar, kur ten mus mokino vienos gudrybės. Tai pabandysim pasidaryti, kad limfa tekėtų labai gerai. Nes tada biški pagerina tokį limfos tekėjimą, nuėjimą, kad jinai, nu, vis tiek tas takumas jos geras būtų, nes pas ką yra polinkis į paburkimus, ta prasme patinimą tokį veido, ar ne, tai visur tada yra kalba apie limfą. Limfa užsistovi, galbūt per mažai geriat vandens, per mažai judat, bet va tokio biški masažiuko tai irgi reikia daryti. Ir dabar taip. Su va šita rankos dalim, pavyzdžiui, va, kur yra pirštukai, ar ne, ir ne nuo pačios, o biški, va, kur lūpos yra, va šitai vietoj, su tais pirštais, va, keliam ir, žiūrėkit, traukiam ir ranką iš pasos, traukiam ir vėl taip patraukiam. Bet nepaleidžiam tarsi, kad būtų koks audinys ant vienos rankos, va taip. Ir po to mes kilsim į viršų. Nu, čia masažo meistras, kaip pasižiūrės, tai pažiūrės, ar gerai išmokau po to, ar ne? Bet va, link smilkinio, bet tarsi nepaleidžiat ir vėl su kita ranka tempėt. Bet tik tai audiny jokių raukšlių neturi atsirasti. Tada, va, perinat į kaktą tą patį, lygiai tas pas link plaukų ir taip pat einat į šoną. Irgi, va, kol viena iki galo, kita jau eina iš paskos ranką. Ir ne tik su pagalvėlėm, biški su daugiau zonos.
Ir Juk tada tie tie visi smilkiniai. metabiotikai dabar taip valgo gerosios bakterijos, metabiotikus visus ir vyksta detoksas, aš jau jaučiu, mano siela tiesiog jaučia, kaip tas vyksta. Dieve, kaip tobula. O kadangi pirštukai šlapi ir serumo maišelėje tikrai dar yra servetėlė šlapia, aš pasišlapinu. Ir kaklo masažas irgi eina nuo apačios į viršų. Va, irgi į vieną pusę. Po to pereinam į kitą pusę irgi. Nes vis tiek tie visi masažai yra kas gerai, pavyzdžiui, nu mes tą ir darysim, aš manau, eigos visų 7 dienų bėgė, taip pat trauksim ir paviršinio sluoksnio gerą nuvalymą, ta prasme, pylingą tą patį, mes turim tą mūsų kavos pylingą, kas lieka čia, dedat ant rankų visą laiką, nes vis tiek negyvų ląstelių, kad nuvalyta būtų gerai, nes tada vis tiek įsigėrimas, įsavinimas yra visiškai kitoks. Astulė, tai aš dabar papasakosiu dar apie kainas, gerai? Taip, žinoma. Žodžiu, taip, yra dabar, nežinau, kas jūs, ar čia visos koralą naudoja, Asta, tavo Ne, Natalija nenaudoja dar ir nieko plačiau nežino, tai mes dar su Natalija pasikalbėsim, jeigu bus aktualu. Tai mano tik 2 damos, Raminta ir Natalija. Raminta tai jinai jau yra koralė. Tvarko. Žiūrėjau, esmė yra tame, kad, tarkim, vat yra tokia pakuotė, o čia va yra 5 kaukės ir 5 kaukių kaina viso labo 35 eurai. Tai yra juokinga kaina su tokia sudėtim, nes jūsų viena kaukė kainuoja 7 eurus. Gaunasi. Bet čia gal patikslinsiu, Renato, čia yra registruoto vartotojo Taip, kaina. nu, ta prasme, to, kas internetiniai parduotuvai pasidarė savo prisijungimą. Dabar šiai dienai iki mėnesio galo arba kol baigsis produktai, yra dar tokia akcija padaryta, kad vat šitos dvi, tai yra detoksikacijos ir drėkinamoji, jos dabar dvi krūvoje kainuoja 65 eurus, gaunasi 5 eurais pigiau. Va, jeigu visos 3, tarkim, nes galima, nu, bus daryti su 2, arba jeigu jūs norit maksimaliai ten save lepinti, tai tada 3. Tai gausi 65 plus 35 kaina, ne? Ir pristatymas koralė nuo 100 eurų yra nemokamas. Tai va. Teisingai, 100 eurų gaunasi. Jo, Visos 3 kaukės. Ir tada gaunasi kas, kad mes tai sunaudosim 7, bet liks dar, kadangi čia yra 15, liks 8. Va, ir jau jūs tada spręsite, ar jūs norite 2 kartus per savaitę dėtis, ar vėl toliau tęsti kiekvieną dieną, ar ne, ar ten turėti į savaitę po vieną kaukę, nu kiekviena moteris spręs pagal savo rutiną, ką jinai nori toliau daryti, ar ne, bet mes sunaudosim 7 kaukės. Iš principo idėja tai yra tame, kad būtų detoksikuojančios bent 2, ar ne, Asta, tada šitos drėkinančios bent 2 ir tada jau šitą kolageninės. Tai va, arba jeigu jūs turėsite 2, dadėk. Matau, kad nors. Jo, aš dar noriu grįžti palyginimui, man labai patiko, nes buvo iš tikrųjų įdomus tas klausimas, vis tiek išdirbančio profesionalo, kiek kainuoja tokio lygio procedūra grožio salonuose, kur pati Galina dirba. Ir jinai įvardino, kad jeigu imti visą va tokią, ta prasme, kaip ir vadino, gydomąją procedūrą, ar ne, va ką darytume su tokiam kaukiam, tai tokia procedūra pas ją konkrečiai salone prasideda apie nuo 200 eurų. Viena procedūra. Čia mes, dar žinai, ką jinai buvo, va, mas labai patiko, jinai juokėsi, sako, išsitraukė vieną būtent bioceliuliozės lakštinę kaukę, tos profesionalios kosmetikos kompanijos, su kuria jinai dirba. Aišku, jinai pasakė mums pavadinimą, bet, nu, aš jo nepamenu, nesmė. Tai dar pasikėjo, sakė, taigi manęs niekas neišduokit, nes tada nuo kompanijos gali gauti, žinot, paliosavimo ar dar ko nors. Tai momentas yra koks, jinai kaip tik tai tą kaukę lygino su mūsų šitą kaukę, kur su kolagenu, tai anos kaukės kaina buvo vienos lakštinės kaukės 39 eurai. Pas mus dėžutė 35. O sudėtis, ta prasme, nu tai jūs girdėjote, ar ne, kad jinai baigė procedūras, ar ne, su viena iš mūsų šitų kaukių. Tai va čia palyginimai. Jeigu grožio salonas, kaip ir sako, jūs nesilankote, prasme, jeigu va, tos moteris, kurios lankosi reguliariai, tai reiškia 1-2 kartus
Ne, vieną kartą į mėnesį arba į 2 mėnesius vieną kartą, tai yra reguliarus su ta pilna priežiūra veido odos, ar ne, ne į pusę metų, kur eina kažkokią injekciją pasidaryti. Tai jeigu, sako, norite tokio paties rezultato, va tą ir jinai įvardino, ar ne, tai užtat visas kaukės ir reguliariai jas naudoti didesniu intensyvumu, jūs turėsite tą patį rezultatą. Mhm. Man buvo svarbu išgirsti iš tokio lygio profesionalo, būtent, ta prasme, kad jinai žino sudėtis, jinai žino, kaip sakau, nu, dirbantis žmogus, ar ne, ir ką mes galim turėti namuose. Mm. Ir ką dar palauk, ką aš norėjau pasakyti, jo, pakalkas, jau pamiršau kažkokį momentą. Nesvarbu, prisiminsiu tada. Ai, dėl draugių. Dėl draugių, va. Ta prasme, kad mes tikrai norim, kad, nu, realiai yra tikslas, kad mūsų būtų daugiau. Tai faktas tas, kad jeigu jums, va, nu, faina su mumis, kaip minimum, ar ne, ir jeigu tiesiog norit pasikviesti draugę, tai tą galite padaryti. Mes, aišku, padarysim grįžtamąją loteriją, apdovanojimą, kad, nu, faina, tiesiog už padėką, kad dalinatės. Va, ir kadangi koralas turi tą rekomendacijų bonusą, tai netgi pati internetinė parduotuvė jums už rekomendaciją, kai žmogus nusipirks su jūsų referalinės nuorodos rekomendacija, jums jau iš karto internetinė parduotuvė padėkos ir sugražins jums ten bonuso virtualių pinigų, už kuriuos jūs galėsit panaudoti ten sekančiam pirkiniui ir susimažinti kainą. Tai va, tai irgi toks labai fainas dalykas, kad ir nuo mūsų loterija, ir dar nuo internetinės parduotuvės automatiškai jums eina rekomendavimo bonusas. Tai va, tai jeigu yra noras dalintis, tai tikrai galit pasidalinti. Tai va, mes jau esam 10 minučių, Asta. O, kaip tas laikas greitai bėga. Nu, aš norėčiau, kad, vat, pavyzdžiui, papasakotų Gintarė, kaip jinai jaučiasi dabar su kaukė, arba Žaneta, nežinau, kas čia užsidėjo, dar Aliona, vat, kas, nu, pasidalinkit mergaitės. Gintarė, gali įsijungti, Gintarė, gali įsijungti garsą ir pasidalinti, kaip tu ten jautiesi. Nu, ar girdėt mane? Girdim, bet vaizdas dabar dingo, kai tu pasijungiai garsą. A, O, girdisi. o dabar O kokią patirtį tu jau turi, vis tiek ne pirmą kaukę dediesi. aš ne pirmą kaukę deduosi, bet, nu, labai kvepia. Aš dabar grįžau iš darbo, tai man čia tokias kaip spa grinai. Tai jau tik užsidėjau ir jaučiuosi pailsėjus, galiu net neit miegoti. Gintarė, o būtum dėjusi kaukę, jeigu ne mes? Nu, ne, aš čia tik dėl jūsų ir dėl savęs mylimos. Būtum varius iškart miegoti, jau čia faktas. Nu, taip. po dušo ir jėgų nėra užsidėti kaukę, o čia kadangi dar vakarėlis, kaip sakoma, tai reikia dėtis. Va, koks geras dalykas kartu, vienu žodžiu, tą daryti. Jo, 100%. Nu, aš tai atsimenu irgi jo, aš galvoju, kokia aš pirmiausiai, turbūt pirmą aš tai nusipirkau rožinę, kai pirmą kartą jos, nu, visai tik atsirado. Gal net rožinė pas mus pirmai ir atsirado su kolagenu. Tai man irgi, kadangi 47, tai aš taip jau iškart, mano, nu, jau protas suvokia, kad gal visai nieko, bet reguliaraus naudojimo, prisipažįstu, nėra. Nu, taip chaotiškai. Tai savaitę kartą, tai 2 savaitės kartą, bet kad taip pat savo paskirt laiko, tarsi man pačiai čia bus toksai, nu, realiai pirmas kartas, kada aš taip stipriai savo duosiu odai dėmesio. Tai va, man tas labai... Oi, Renata, aš 200 tau procentų garantuoju dėl rezultato. 200. Kad jisai bus fantastinis. Jo, tai va, tikrai labai. Nes, pavyzdžiui, nu, aš jau pati vis tiek irgi, nu, pasižiūriu tą savo odą ir galvoju, ryte ar ne, va, ten nusiprus ir galvoju, nu, būtų geriau, kad jinai jaustųsi geriau, ta oda. Tai va, nu, tikrai bus įdomu. Ne tik tai vaizdą, bet ir pojūčius apsirašyti, kaip oda jausis po tų 7 dienų. Tai va. Gal merginos norit ką nors paklausti, gal kokių klausimų kyla, ar komentarų, ko nors, galbūt kokių minčių kyla. O sūnus atėjo, čia žinok, įrašas vyksta, nesikeik. Kokia švelni ta kaukė, jeigu ir bus veidas toks pats pakaukės, tai oi, kaip bus smagu. Bus pamatys, iš tikrųjų, bus labai. Aš jau vakar po Skin Harmony,
kai nusiėmė, aš jau šiandien net iš ryto atsikėlus, Jėzau, galvoju, kaip fainai. Ne tai, kad vakar vakare, bet jau šiandien ir iš ryto buvo lygiai toks pat malonumas, tai su šita dar bus geriau. Žaneta, kaip tau su kaukė? Aš nesu šita kaukė, aš tik dėl kompanijos. Ai, supratau. Bet Nu, vat tai gerai. Svarbu dėl kompanijos irgi. labai fainas, va, gal tas momentas, ar ne, iš tikrųjų, kad, nu, objektyviai lyginant vaizdą, ar ne, va, tarkim, mes esam su ta kaukė, kuri, kaip ir sakė, kad kaip antra oda, ar ne? O aš tarp kitko irgi čia, man atrodo, kažkokia, tai palauk, pasakysiu, kokia čia iš Japonijos parvežta. Mhm. Vat irgi Nanairo Rich kažkokia tai. Nu, čia, aišku, japoniškai visokia prirašyta fokusu. Bet jinai irgi tokia, va, nu, kaip ir bijo, nu, tokia, žinai, nežinau, aš tai nespecialistas, bet akivaizdžiai matosi, kaip, nu, kitaip Kitaip gula, jo, kitaip jinai taip gula negu kad ta. Jo, tai vat. Nu, tiesiog patyrimas yra, ar ne, čia nei kiekviena moteris, nu, mūsų užduotis, ar ne, vat irgi kažkas, kas jungsis, turėti patyrimą ir atsirinkti, ane, čiagi nereikia, nu, kažkaip, nežinau, ten 100% tikėti ar dar kažką, ar ne, tiesiog reikia atsirinkti. Ir viskas. Jeigu tinka, patinka, fainas efektas, naudoji, jeigu ne, kaip sakant, next ir viskas. Tai va, kad Asta, tu turi dar patirties irgi naudojus biciuliozine kaukę kitą, vat, tarkim, kaip tavo patyrimai, pavyzdžiui, nežinau, gal kažkokių komentarų turi, nežinau, kažką iš savo pusės. Nu taip, aš ten, kur naudojusi su kitos kompanijos, ten irgi sudėtis yra gera, kokią aš tiesiog dažniau esu naudojusi. Tai, nu prisipažinsiu, 7 dienų iš eilės niekada nesu sau leidus tokios prabangos, pirmiausia, iš tos pusės. Kitas dalykas, vėlgi, ten vienos tik tai rūšies, kokią aš buvau naudojusi. Čia yra būtent, va, tas man labai patiko, ar ne, kad principė kiekviena su skirtingu poveikiu, bet jos kaip sistemą kuria veido odai, kas visur yra labai svarbu ir aš jau ten 200 kartų įsitikinus esu, kad kai mes turim sisteminę priežiūrą, viską žiūrim, kasdienę priežiūrą, įskaitant netgi tas pačias kaukės, mes galim odai duoti ženkliai visko daugiau. Tai va čia yra, nu, tas iš tikrųjų, ta prasme, ant odos tikrai labai labai jaučiasi. O jeigu mes pasidarom va tokius, įprantam, karts nuo karto padaryti va tokius veidui vakarėlius, tikrai to žodžio prasme, bet ne vienkartinius, turiuomenė, bet va kaip dabar darysim, ar ne, kad va tokie jau ilgesnė. Tai patikėkit manim, kaip, nu, visapusiškai oda ilgam laikui duoda tą efektą atsigavimą ir taip toliau. Aš net juokiausi, žinai, nu, karts nuo karto pasidarau aš tokius dalykus. Tai juokiausi čia į paskutinį mūsų vandens dienos renginį. Tai vienas mano klientas, juokėmės, taip nusijuokėm, kai aš pasakiau, kiek man metų. Nu, jisai vis ten, oi, nesąmonė. Gerai, sakau, ateik į renginį, parodysiu pasą. Atėjo į renginį, bet paso neprašė. Aš girdėjau tą tavo komentarą, kai tu klausai, sakai, pasą jums parodyti. Ir aš tik nesupratau, kur čia ta potekstė. Va čia apie tai ir buvo, bet, nu, ta prasme, nu, tai žinai, kaip sakau, nu, rezultatas tikrai jaučiamas yra, nes, nu, ne veltui, aš ten 15 metų toj grožio srity prabuvau ir naudojau visą tai ir sistemingai, ir daug duodama veido odai, bet, kaip aš sakau, nu, galima namuose turėti taip pat rezultatą, be jokių botoksų, be jokių ten labai didelių lankymusi grožio salonuose pastoviai. Nu, aš ten nueinu irgi kartą 2 metus, kai gaunu dovanų kuponus, tai aš juos išnaudoju. Bet daugiau tai aš nesilankau, bet jaučiasi. O tas audinys, nu, pavyzdžiui, mes ir vaistinėse matom, kad yra parduotuvėse irgi matom, parašyta bioceliuliozė. Bet tos bioceliuliozės yra labai skirtingos, nes kaip ir Galina paminėjo, ten labiau sako yra audinys, ta prasme medžiaga, bet ne va tas, kaip yra pas mus bioceliuliozė iš to fermentuotas kokosų sulčių padarytas. Taip. Tai yra 2 skirtingi dalykai absoliučiai. Nes tada pats audinys prigėręs, jis tada vat būtent atiduoda odai. Nu, aišku, kadangi mes dar turim naują technologiją, liposominę, tai dar vieną momentą atsimenu, jinai sakė, kur, tik dabar neatsiminsiu kas, bet kai vakarėlius vesim, tikrai susirasiu, kur jinai sakė, iš vis nauja technologija jos praktikoje, viena iš naujienų yra kažkurioje kaukėje,
kur dar jinai nesusidūrusi, bet kaip jinai pati įvarno, tai sako, čia yra kadangi naujiena, tai aišku atsiras jinai ir galbūt kituose branduose, bet mes jau tai turim ir mes tuo galim naudotis. Tai tame irgi yra didžiulis pliusas. Man atrodo, kad mūsų laikas, Žaneta, tu esi matematikė, jeigu pradėjom 26, o dabar jau 44, tai mes jau turim nusiminėti, ne? Nu, taip, 36 sako, jau. 20 Taip, taip. minučių. Jo. Jau artėjom prie 20 minučių, ne? Mhm. O Dieve, naujai atgimusi moteris. Man labai patinka, kad tas jausmas toks yra, kad tu, nu, va taip lieti ir jisai toks, net ne tai, kad reikėtų kaip skysti dar išsitepti, ne, jisai va visas jau ten, va ten giliai. O klausyk, o kremą nereikia tepti po kaukės? Reikia, būtinai reikia, taip, kremas turi būti. Nu, man fainai patinka dabar tas ramybė odos. Ramybė aš odos. Aš pirmą kartą, kai šitą kaukę dėjus mėlyną, jausmas buvo toks, kad jinai iš tikrųjų, va dabar, kai suprantu, kai kalbėjau apie vynogę, kad toks jausmas, kad tikrai pasipūtė veidas ir stovi. Bet stovi ne tai, kad būna kaip kartais mes 10 minučių jau jaučiam po kaukių. Man tada buvo, atsimenu, aš ir 2 valandas jutau, kad jis va taip pastatytas stovi. Tas jausmas tikrai buvo. Tai mergaitės, ar norite tą vakarėlį? Aš tai jau nekantrauju, kad tik greičiau. Nuo Įėjimo kada bilietas jau kaip priminkit, nuo girdėjot, kada labai čia tas paprastas. vakarėlis, nuo Nusipirkti balandžio kaukės. 4, ane, jūs Jo. darot, ane? Darom. Taip, O, jo, kažkur tai, kad spėtų suvažiuoti kaukės, kas užsisakinės, nes vis tiek dar užsisakinės, dar pakviesti reikia, nu, kad mūsų, kaip sakant, būtų daugiau. Tai va, tai fainai, labai ačiū tada visom, kas prisijungėt ir išbuvot iki pat pabaigos. Gintarė, Olena, gal dar norit pasidalinti pojūčiais kažkokiais dėl kaukės? Olena, хочешь, нет? Хорошо. Tai va, tai tada, žodžiu, aš labai tikiu, kad mes tą kaukių bum padarysim. Va, ir kad turėsim smagius, pirmiausiai smagius moteriškus vakarus, paplepėsim, susipažinsim, žodžiu, ir apie sveikatą pakalbėsim, ir šiaip moteriškai kokiu nors, žodžiu, bendryšių sukursim. Tai perliukų padalinsim, tikrai, tikrai. Taip sakoma, kokie vakarėliai be moteriškų perliukų, grožio perliukų namų sąlygom. Nu, nes Tikrai vis jau tiek- turim. vis tiekgi bus pas mus specialistų, yra ir masažistai su mumis kartu dirba, ar ne, ir kosmetologai dirba, ir šiaip praktikos vakrožių srity turintys žmonės. Ta prasme, tai tikrai bus vertingi vakarai. Tai, žodžiu, ačiū ir tada ką sakau, kad Ačiū iki Jums. pasimatymo. Iki. Ačiū labai. Iki susimatymo, mergaitės. Iki. Visokie.